Panevėžyje dar viena dviračių sporto federacijų vadovų delegacija. Šį kartą į miestą atvyko Latvijos ir Estijos vadovai. Panevėžio Cido arenoje apsilankė dar viena garbių svečių delegacija. Prieš šiemet vyksiantį Europos dviračių treko čempionatą į miestą atvyko kaimyninės Latvijos ir Estijos dviračių sporto federacijų prezidentai. Kaip tvirtino mūsų šalies dviračių sporto federacijos vadovas Romualdas Bakutis, kaimynų laukta jau ilgai, o svečiai domisi būsimomis varžybomis bei treko subtilybėmis. Aš manau, kad čia jau daugelio šalių federacijų vadovai yra buvę, o Estai ir Latvijai, mano kolegos, jie iš tikrųjų, atrodo, kad čia šalia visada suspėsim, bet dabar po naujų metų ištaikėm tokį laiką, kad abiejų šalių prezidentai, jie yra čia ir šiandien mes dar turim vakare ir susitikimą ir su gerbiamu meru ir apsitarsim, kaip galėtų Latvijos, Estijos sportininkai dar aktyviau dalyvauti, nes aš manau, kad iš tikrųjų tokį didelį statinį turėti vien Lietuvą yra per didelė prabanga. Mes norėtume, kad ir aplinkinių šalių sportininkai atvažiuotų ir dalyvautų čia ir treniruotųsi ir kartu atneštų ir naudos ir miestų, ir trekų, ir mūsų šaliai. Taip kad tas vizitas, manau, yra labai svarbus, nes pavyko juos kartu čia visus išsitraukti ir bus galimybė jiem parodyti Panevėžio gyvendinimo galimybės, treko galimybės. Taip kad šiandien matote ir gerbiamas Eugenijus, būsimo čempionato direktorius ir pačio treko direktorius, taip kad visom jėgom stengiamės savo kaimynam parodyti geriausią, ką turim. Svečiai taip pat patvirtino, kad juos domina ne tik techninės arenos savybės, bet ir galimybė joje treniruotis. Latvijos atstovo teigimu, tokios arenos su aukščiausio lygio treku užtektų visų Baltijos šalių reikmėms, tačiau Estijos dviračių sporto federacijos vadovas viliasi, kad panaši arena kada nors išdygs ir Estijoje. Mes čia atvykome, kad pasikalbėtume apie būsimas varžybas ir tolimesnį bendradarbiavimą. Jūsų arena vertinama puikiai, todėl norėtume, kad atsirastų galimybė ir mūsų šalies sportininkams čia treniruoti. Ši arena graži ir patogi. Manau, kad tai geriausias trekas šiame regione, prilygstantis Peterburgo ir Kopenhagos trekams. Mes Estijoje turime atvirą treką, tačiau jis veikia tik vasaros metu. Norėtume tokio treko kaip jūsų, tačiau tai kainuoja didelius pinigus. Ir be ES lėšų mes to savo negalėtume leisti. Vadovai taip pat aptarė ir būsimas Baltic Chain Tour varžybas. Baltijos kelio sukakčiai paminėti skirtos dviračių plento lenktynės debiutavo pernai. Jų maršrutas driekėsi per 3 Pabaltijo valstybės, tačiau atsiradus susidomėjimų iš kitų šalių federacijų gali būti, jog daugiadienių dviračių lenktynių maršrutas bus praplėstas.